turėčiau meilė. Į visą pakelia. Nenužengiančio langelio ir visuomet jame tepasilieka. Mūsų širdis meilė. Štai aš, jauna politikė, rodau savo veiksmų, žingsnių, kad aš prisiimu atsakomybę. Aš prisiimu atsakomybę, jos reikia prisijimti. Nes baisiau yra būti be atsakomybės, kai mėtosi ant šalto grindinio, konteineryje, išvietyje, kūdikio lavonėlis, kuris už save, už savo gyvybę negali pakovoti. Nežinau, ar Lietuvoje reikia jų visuose miestuose, galbūt, bet koks atvejis tikrai nuoširdžiai linkiu, kad jis visuomet būtų ir liktų uždaras iš šitos pusės. Kad mes bręstume tame supratime, kad vis dėlto vaikas yra vertybė, kuriam galima rasti jėgų ir išteklių jį užauginti. Ir aš tikiuosi, kad tokie dalykai yra atgarsiai ir mūsų valstybės politikų galvose. Šiuo metu yra 90 kūdikėlių. Jie visi pas mus atkeliauja iš ligoninių, kuriuose mamos palieka tuos kūdikėlius, tik ką pagimdytus. Ir mes juos tada auginame. Tie kūdikėliai mūsų būna ganėtinai daug sveikatos problemų turintys. Todėl mes vykdome ankstyvos korekcijos ir reabilitacijos vaikų sveikatos nuo 0 iki 3 metų programą. Direktorė, kaip kada, žinokit, būna, kad ir palieka. Tai viso turim 8, bet 7. Kokiu čia Gausi tikrai. Ne. Aha. Mums dar mažas. Kodėl valgyt neduodate? Pats Paleis. vyriausias mūsų. Va. Ar nulaikai galvelę? Nulaiko vaikutis. Vai, biskutį. Krakšt, krakšt, krakšt. Tai normalūs mamos vaikų nemėto, nei į langelį, nei žemiau langelį. Kokią langelis duoda? Išgelbėjo vaikų gyvybę. Gal yra šeimų, kurios negali vaikų turėti, atsiranda norinčių kažkur. Gerai, čia tai gerai. Tai ne tik Lietuvoje. Šita patirtis plečiasi. Labai negera. Tautai ir mums gėda. Jeigu tokia situacija, jeigu toksai pavyzdys yra, kad jeigu į konteinerį išmesti, kaip sakot, arba nunešti į tokį gyvybės, tai čia kalbos būti negali. Tai jau tada 100 kartų geriau, kad tokia atveju kūdikį, sakykime, nuneštų į tą gyvybės langelį.